Alio. Ar kažkas mane girdi? Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Panaičiu Tomu kalbu? Nu taip. Labai gerai. Eligijus Ivaškevičius, Kauno miesto administracija. Klausyk, aš esu atsakingas už tam tikras vietas, kurias filmuoja, tarkim, Kauno kameros, šiuo atveju už Laisvės alėją. Kaip tik peržiūrėjau su kolega medžiagą ir mes įsiaiškinom, kad tu vasario 1 dieną, šeštadienį, dar su kitais 2 draugais, ne draugai, aš nežinau, 2 nenustatyti asmenys. Jūs visi 3 kartu ėjote Laisvės alėją ir mūsų kameros rodo, kad vartojate alkoholinį gėrimą. Aš tai nieko nevartojau. Palauk tu, Tomai. Nu. Rytoj mes iš ryto turime priduoti medžiagą. Mes nesame policija, mes esame administracija, kuri peržiūri ir po to tik tai kilus kažkokiem neiškumam perduoda policijai, žodžiu, ir policija rytoj jau su tavim kalbės kitaip. Aš kaip normalus pilietis, kuris irgi kažkada su draugeliu irgi esam tai darę, dabar mes tą darbą dirbam, tai aš norėjau tave įspėti ir galbūt susitart su tavim. Sekundę, palauk. Tai galim susitart. Ką galim susitart? Palauk, sakau. Nu, jūs pasiūlykit kažką. Ne, aš visų pirma, žiūrėk, vaizdas yra labai paprastas. Tai čia mes turim siūlyti, ar jis turi siūlyti? Vaizdas yra labai paprastas. Tu irgi vartoji alkoholį, tai kamera neapgauna, bet toks vaizdas, kad tu tipo nenori ar kažką tu sakai. Mes matai negalim girdėti, nėra įrašo garso, yra tik vaizdas. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Iš tikrųjų buvo taip, kad nuėjom parduotuvę, nusipirkom, o paskui ėjom su draugu ir dar tokia draugė ėjom. Nu, žodžiu, tai jie būdų vartojo, o aš juos stabdžiau, kad ten jie nevartotų, sakau, negalima, čia filmuoja ir panašiai, sakau, nebūkit durni. Sakau, nu, nesam nedarykit ir panašiai. O aš pats, pavyzdžiui, tai nieko nevartojau aš ten. Palauk, pasižiūrėsim atsuk. Bet aš juos ten stabdžiau ir panašiai, kad jie ten nevartotų, bet tai jie kažkaip... O kam į rankas tada butelį imti? Atėmiau, aš dar bandžiau atimti iš jų tą bonką ten. Na, žinok, ne bonką, ten net skarbonkę tokią. Tomai, šitam vaizdo įrašė, kurį mes dabar stebėm, tai, na, ką pasakyti, žinai, kad tu nevartojai, tai čia labai taip sudėtinga, nes kamera nenufilmavo. Iš tikrųjų aš nelabai atsimenu, gal kažkiek ir vartojau, gal kokį gurkšnį, ką aš žinau. Nu, va. O čia tas trečias asmuo, čia merga? Jo, nu merga ten tokia. Žiūrėk, laikį patrodo, galvo, kad berodau. Tragedija. Nu gerai, nesvarbu. Čia iš radistų? Kaip sakai? Iš balso kažkaip atrodo, kad iš radistų čia. Kas radistų? Jūs. Kas mes? Jūs. Skambinėtojai. Nu, būtent. Bet... Čortai. Palengvėjo, ne? Nu, ja. Na, o kad viską papasakoju, irgi palengvėjo. Nu, nepasakoju, nesakiau, kas tokie. Nu, mes... Būčiau sakęs aš net. O čia tavo gimtadienis buvo, ar ne? Jo. Prilupę gerai buvot? Nu, neblogai. Neblogai. O kur čia šventėt? Na, VIP klube. Aha. Mieste čia. Supratau. Ar fainai buvo? Nu, neblogai, tik tai sušnisa, kad aš atsakingas kaip ir. Kodėl tu atsakingas? Už viską. Nu, nes nepilnamečių buvo. Supratau. Ir nepilnamečiai ir gėrė, ne? Nu, jo. Nu, jo. Ai. Klausyk.